Reiks eit pasitikti čia jo, atrodo, neblogas šitas, ką jis čia daro. Kažkoks pagalys ir tas šapalas ten lenda po juo. Koksai jisai. O, koksai. Lenda į žolės. Va, koksai jisai, bičiuliai. 2 keliukai plus šitas jau bus. Sveiki, bičiuliai. Kaip matot, brendu į upę. Ir šiandienos tikslas sugauti didelį šapalą plūdinę. Šiek tiek naujoviškas būdas, na, bet apie viską papasakosiu eigoje. Dabar pradedam žvejot, na ir gaudyti juos. Turėtų ilgai neužtrukt, kad sugaut pirmą, o po to bus sunkiau. Kol kas nieko. Kaip matėt, mečiau prieš srovę. Na, o tai, sakysim, bent jau, jeigu paskaitytumėt kurią nors plūdininko knygą, yra netaisyklingas būdas meškerioti plūdinę. Visada norit užmesti prieš srovę pasroviui. O aš, kaip matot, užmetu prieš srovę. Na ir aš darau taip todėl, kad žvejoju mažoji upėj, kur šapalai yra labai išbaidyti, juos sugauti. Metant pasroviui yra labai sunku, beveik neįmanoma. Sakau, jeigu būtų upė didesnė, tada būtų kitas klausimas. Lėktuvas trukdo kalbėti, na bet nieko, gal girdit kažkiek. Žodžiu, prieš srovę užmetant, galima juos apmulkinti. Panašiai kaip upėtakių žvejojant spiningus, sakysim, metama prieš srovę, kad žuvies neišbaidyt. Galvokit logiškai, jeigu žuvis žiūri prieš srovę, jūs ateinat, sakysim, iš už nugaros, arba čia yra žuvies uodega, čia akis, jūs ateinat iš už nugaros, na ir žuvis nemato jūsų, tai jūs galite arčiau prieiti. Tai va toks pateikimas dideliam šapului yra labai geras, bet žinoma, yra niuansų sistemėliai, pagrindiniam valia ir taip toliau. Kaip minėjau, papasakosiu apie visą tai šiek tiek vėliau. Dabar pradedam žūklę ir žiūrėt, ar čia yra tų šapalų ar nėra. Gal tiesiog čia bloga vieta. Ir jų tiesiog nėra čia. Ne, greičiausiai šapalo čia nėra. Einam į kitą žuklavietę. Kaip spiningaujant, žodžiu, patikrini vienoje vietoje nėra, eini tolyn. Ką, pabandom čia. Kaip mato, ten yra tokių tarpų. Kitoj pusėje, nors ten ir nėra gilu, bet saulutė ten šviečia ant to kranto, tai šapaliekai gali ten šildytis laisvai. Didelių, aišku, nesitikiu iš tos vietos, bet keli mažesni tikrai turėtų būti galbūt. Gražus metimukas, na. Ne, nieko. Kad ir kaip bebūtų keista, buvo neblogas metimas, bet žuvies nėra. Geras vėl metimas, na. Ir štai, žiūrėk, ir neblogas. Tikrai nesitikėjau tokio, eina žolės, nei šapaliekė. Toks jau jaučiasi, kad bus bent puskiliuko. Ai, didesnis ir nebus, tik puskiliuko. Vis tiek nebloga pradžia. Eina per žolę žuvis, neįlysk į žolės šapalę. Būtų smagu tave pamatyti, jau arti. Einam pasitikti jį. Kur tu čia lakstai? Va toks jisai va. Pirmas šapaliekas dienos, va. Ja, gal kokie 700-800 gramų. Kilogramiuko gal nebus. Na va, atsidarėm. Tu šapaliekę čia pailsiek šiek tiek. Oi, koks jisai raumeningas. Ja, 700-800 gramų gal šapaliekas gražutis. Na, kol žuvis ilsisi sėtelėje, pakalbėsiu šiek tiek apie kanalo Sugavai paleisk 4K fanus. Bičiuliai, tapkite kanalo fanais, na ir tai jums bus naudinga dvejopai. Pirmiausia, kai kanalas pasieks 100 fanų arba narių, tada padarysiu tokį dalyką. Kai kelsiu naują video,
Tuomet tą video galės pamatyti tik tai nariai su išjungtomis reklamomis, taigi galėsite žiūrėti video, mano video, arba sugavai paleis 4K video be reklamų. Na ir tai turėtų būti smagu. Antras dalykas, atsakysiu operatyviai į jūsų klausimus. Visgi, klausimų yra užduodama labai daug, na ir nespėju fiziškai atsakyti visiems. Na, o kadangi YouTube'as man leidžia pamatyti narių arba fanų komentarus pirmiau, apsiramink šapalėkę, aš galiu juos atsakyti greitai. Taigi dvejopa nauda. Na ir žinoma, padėsite kanalui augti. Ir tokių video kaip šis bus daugiau ir jie bus dažnesni. Na ką, turbūt tiek apie narystės, o tu šapalė jau pailsėjai, gali keliauti atgal. Ačiū tau. Jėga. Na ką, dedam naują masalą. Kaip matot, turiu tokią ant juosmens arba pilvo prikabinamą rankinę, arba nežinau, kaip ją kitaip pavadint. Na ir joje laikau virtas mirijas, tiesiog iš prekybos centro. Na ir jas spraudžiu į guminį žietelę ir toks vat gaunasi reikalas. Kabliukas atviras, lengviau pakirst žuvį, super. Na ką, žiūrim, gal dar čia koks sėdi, bet jau neblogai. Iš tos vietos tokio dydžio tikrai nesitikėjau sugauti. Čia dažniausiai, jeigu būna, tai mažiukai. Bet, kaip sakiau, saulė šiek tiek švietė, tai ir vienas kitas ir gražesnis išlindo. Sugausim šiandien tokių, manau, virš kilogramo, gražesnių tikrai, žinoma, bus ir mažiukų. Niekur nedingsi nuo jų, kai jie maitinasi, tie mažiukai, tai jie maitinasi. Didelės burnos paima jie ir didelį masalą. Ne, pavyks užmest ten, kur reikia. Va, toks vat metimukas, na, negaliu patikėti, turėjo būti iš karto, vos tik nusileido. Turėjau šapalas sekti, bet ne, tiesiog jo nėra ten. Dabar pabandom ten pasroviui šiek tiek. Nors, kaip sakiau, šita sistemėlė nėra labai gera žūkliai pasroviui. Toks va metimas vėl. Na, kur tu šapalė? Valgėk. Ir suvalgė. Šį kartą mažesnės, bet pavyko jį vis tiek pakirsti ir tuoj mes ištrauksim, šitam nereiks nei sieto, va toks va jisai. Kaip sakiau, sugausit visokių, bet esmė, kad sugausit ir labai didelį naudojant tokį metodą, nes didelis masalas. Ačiū. Na ką, 2 kibimai, 2 žuvis. Puiki žuklė. Papasakosiu apie visą sistemėlę, visą šitą reikalą netrukus. Dabar gal sugaunam dar kokią žuvį, vieną kitą ir tada pasikalbėsim šiek tiek plačiau apie techninius niuansus šito viso reikalo. Sakau, šiek tiek naujoviškas šitas žuklės stilius, bent jau aš nematęs, kad kas nors va taip atžvejotų. Koks metimas buvo, nu, šapalė, kur tu, ko tu lauki, sek iš karto. Toks buvo metimas, negaliu patikėti. Vau. Na, jeigu jau po tokio metimo nepavyko nieko iškrapštyti, nežinau. Tiesiog nėra žuvies, tai nieko nepadarysi. Gerai, pabandom dar tą skylę vieną kartą. Va toks va metimas. Ne, nieko. Ką, judam prieš srovę. Va ten va yra toksai žolynas. Bet tarp tų ilgų žolių liežuvių yra šiek tiek giliau. Na ir ten tiesiog šapalų rojus. Ten tikrai bent kokius 2-3 kibimus turėčiau sulaukti. Nemetu iš karto toli prieš srovę, o šiek tiek prieš mane, kad pažiūrėt gal koks sėdi ten. Kol kas nieko. Ne, nieko, keista.
nebuvau tikras, tiesiog šiek tiek patempiau. Aiškaus tokio labai kibimo nebuvo. Neatsikabink šapalę, nebloga žuvis, lenda į tas žolės, bet išlindo. Tikrai nebloga žuvis. Ar pavyks man įpratint pro tos visus žolynus, nežinau, šiaip aš aukštai gan esu, tai privalumas kaip ir, geras šapalas, koks 1,5 kilo bus, kiek matau. Tie didesniai gudrus, kaip sakiau, kibimas toksai, reikės šiek tiek eiti į pasitikti žemiau. Žuvis jau nuvargo, gerai, bet... ne, gal nėra, 1,5 kilo, gal biškai persistengiau, gal kilogramiukas daugmaž. Štai, mano. Ja, toksai apie kilogramiuką, na super, na. Ko daugiau norėt, lengva plūdinukė ir padorus šapalas, kiek jis čia bus. Na, duosiu jam 40 kokius 3-5 centimetrus krante, nors ir sunkiai pasidavė šitas, bet pasidavė, na, puiku. Ačiū, gražutį. Kas čia to vyksta su peleku, neturi kokio kablio palikto kitų žvejų, ne, tiesiog kažkas išgysi. Valgai, tai išgysi turbūt. Labai ačiū. Keliauk atgal, gražuolį. Va. Taip, dabar trumpai apie įrankius. Realiai yra svarbus 2 dalykai. Meškeriojant tokiu būdu, kai yra užmetama prieš srovę. Pirmiausia, ant ritės turi būti plonas pintas valas. Aš naudoju pagal japonų žymėjimą, tai yra PI 0.4 Kingdom valiukas. Patikimas mano valas ir labai pigus. Tai va, toks plonas valas leidžia užmesti labai lengvą sistemėlę. Na ir aš, kaip matot, naudoju skaidrę plūdelę. 0.6 gramo, šiek tiek virš pusės gramo, kaip matot, miniatiūrinė ir skaidri. Na ir didelis šapalas, jos nemato arba, sakysim, nepastebi laiku, na ir pastebi masalą greičiau, kada jau būna jam per vėlų ir aš spėju jį pakirst. Na ir tada pintas valas čia yra pritvirtinamas prie suktuko. Kadangi naudojamas didelis masalas, suktukas sistemėliai privalomas, nes kitaip greitoj srovėj susuks valą pintą. Tada yra apie kokių 60 cm fluorkarbonis valas, kurio diametras 25/100. Tada 8 numerio svarelių grupė, 4 svareliai. Galima naudoti 2-3, netaip svarbu, kad išbalansuot plūdę, nes plūdę išbalansuoja didelis masalas. Tada prie to fluorokarboninio valo pritvirtintas pavadėlis kilpa į kilpą būdu, na ir žinoma, nematysit labai gerai visko, bet esmė, pavadėlių ilgis 20 cm, skersmuo 20/100, kabliukas 10 numerio, guru XS. Na ir ant kabliuko yra guminis žiedelis, į kurį spraudžiu midijas. Galima naudoti specialų įrankį, kuris išplečia tą žiedelį, bet kadangi čia naudoju didžiausią iš tų, kuriems paliksiu nuorodas, tą galima padaryti ir pirštais, šiek tiek pasipraktikavus. Štai taip. Ir be jokių įrankių. Na va, ir kaip mato, toks gan didelis masalas, jisai sveria jau turbūt kokio 1,5 gramo, gal 2 gramus, nežinau. Na ir jis leidžia, naudojant ploną pagrindinį valą, užmesti tą sistemėlę prieš srovę, kokių ten 20 metrų laisvai. Na ir beveik visada tokio atstumo užteks, kad apmulkinti tą didelį šapalą. Taip pat paminėsiu, kad ilgų kotų naudojimas tokio tipo žuklyje arba tokio pobūdžio žuklyje nelabai turi prasmės, nes visada mesite prieš save į srovę, na ir sistemėlė keliaus dažniausiai link jūsų. Taigi, sakysim, tos lengvos sistemėlės nepakontroliuosite, na ir jos nereikia kontroliuoti. Esmė šitos sistemėlės yra, kad leidžiate masalų ir visai sistemėlę judėti kartu su srovė, super natūraliai. Na ir tuomet tokiu būdu tuos šapalus ir pavyksta apmulkinti. Aš ką naudoju dėl kotų, tai yra, kaip matot, Drenant Paddlechucker 10 pėdų, tai 3 metrų F1 Carp Wagler.
Na ir rytutė tai yra 2000 Daiwa Fuego ir šitas visas reikalas balansuojasi, kaip matot čia, kaip spinningas ultralaitas, koks gerai išbalansuotas. Tai va, tiek trumpai apie įrankius. Tęsiam žūklę. Šitoj vietoje dažniausiai būna tikrai vienas kitas. Pagaliau, velnias atsikabina. Šiek tiek gal ir pražiopsau kibimą pats. Pažiūrėjau kažkur iš šoną ir po to žiūriu, jau plūdė sustabdytas žuvis paėmus masalą. Velnias. Kiek jau tau buvo neblogas šapaliekas. Ką, bandom dar kartą. Gražus metimukas, na. O, kibimukas štai. O, neprastas. Jaučiasi toksai, kad bus, pamačiau, pasirodėjau šiek tiek, bet jį reikia tempt greitai per tą greitą srovę, nes po to man čia bus problemų su juo. Jau 1,5 kilo šitas, kiek matau, bus vyručiai. Pavyko pratempt. O gal ir ne, gal toks apie kiliuką. Vėl super, na, žuklė. Gal šiek tiek virš kilo. Va, koks jisai. Ačiū. Tikrai gražus. Dideli žvinai. Ačiū. Jėga. Na ką, procedūra vėl tokia pati. Naujas masalas. Spraudžiam į guminį žiedelį gražiai. Ir metam į srovę. Šitą visą reikalą. Na, gal dar pavyks pakirsti ir kitą. O, kibimukas buvo, tikrai kibimukas, atsargus toksai dingtelėjimas, tikrai šapalo. Bet ne, iki galo neėmė, bet reiškia yra čia dar bent jau vienas, greičiausiai keli. Bandom toliau pergudraut. Kol kas nieko. Matot, labai svarbu surinkinėti valą, kai užmetama prieš srovę, nes kitokiu būdu nepavyks laiku pakirsti jų. Ne, nieko. Pabandom prisėlinti arčiau prie jų. Na ir iš aukščiau turėčiau geriau matyti plūdę. Matai ar nematai, vis tiek nepavyksta tų mažiukų pakirsti labai gerai. Bet va, pagaliau. Koks jisai pasiutęs, va toks va jisai. Nedidžiausias šiandienos, bet va toks va šapaliekas, ačiū. Ką, naujas masalas. Kabliukų nedaug jau liko masalų, bet dar kokių gal 5 kokius sugaut šapaliekus. Šiandieną ir būtų gana. Kaip sakiau, atėjau tik po darbo valandėliai su trupučiu pažvejot, na ir bet kuri žuvis yra geras rezultatas, didelė ar maža. Ten yra tų mažiukų daugiau, tiesiog labai sunku juos užprašyti. Tokia gera vieta, bet turėtų ir didesnių būti teoriškai. Bet mažiukai skabo tai juodai. Juodai skabo. Bet aišku, nežinosi, su šapalu labai dažnai būna, kad pati didžiausia žuvis, pats didžiausias šapalas
užsiregistruos ant plūdelės, tik tai kaip vos prisilietimas. Jie gudrus tie šapalai, tikrai gudriausios žuvis mūsų upių. Va, koksai jisai. Barblės kabliukas, tuoj mes iškrapštysim jį. Pagaliau, va, sveikutis toks labai pasiutęs. Šitam daviau šiek tiek ilgiau laiko ir pamačiau, kad valas tiesiog nustojo judėti, plūdės jau nemačiau tuo metu, kai kirtau. Bet ir aiškaus kibimo, sakysim, aiškios kibimo indikacijos ant plūdės taip pat nemačiau. Tiesiog dėl tų putų sunku pamatyti tą plūdę labai dažnai. Va. Kiekvienu metimu šitie mažiukai, sakau, ten jų geras būrelis turi būti. Va. Nu, gražus. Kur didesni? Neblogas atrodo. Reiks eit pasitikti čia jo, atrodo, neblogas šitas. Ką jis čia daro? Kažkoks pagalys ir tas šapalas ten lenda po juo. Koksai jisai. O, koksai. Lenda į žolės. Va, koksai jisai, bičiuliai. Šitas jau bus didžiausias, toksai, sakyčiau, jo, apie tiesiog forma tokia keista jo, bet jo, apie porą kilų šitas bus, va, storulis koksai jisai, įsikabinęs vos, va, bičiuliai, matot koks šapalas, super, gražuolis. Na ką, storulį, keliauk atgal, jo, 2 kiliukai plus šitas jau bus, kiek jis čia bus, galvoju, centimetrų, jei leis pasirodėt, pamatuosimės grubiai, apie, sakyčiau, apie kokie 55 gal plus minus, va toks vaisai storulis, jėga, yes. Na ką, matyt, šita daina su tokia žuvim ir baigiam šiandieno žūklę, pėdinam namo. Išbandykit būtinai, bičiuliai, šį metodą, kaip sakiau, lengva plūdelė, 0,6 gramo šiuo atveju, galit naudoti didesnę, šiek tiek mažesnę, didelis masalas, na ir pagrindinė metimo masė yra masale, ne plūdei. Tai ką, dar kartelį dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki!